Sveiki, aš esu Nomeda Marčėnaitė. Kas man yra laisvė? Ne taip dažnai apie tai susimastau, bet kai pagalvoju apie savo tėvus, apie senelius, tai, iš tiesų, tokiais atvejais man būna liūdna, aš jaučiu kažkokią atsakomybę, skolą, todėl kad vieni iš jų tą laisvę prarado, prarasdami kartais ir gyvybę, kiti tos laisvės beveik nematė. Mano abiejų tėvų šeimos buvo persekiojamos. Kai pagalvoju apie savo vaikus, tai aš labai norėčiau, kad jie džiaugtųsi tą laisvę, įgytą laisvę, bet gal dar labiau aš norėčiau, kad jie realizuotų savo vidinę nepriklausomybę, nes turbūt tai ta vidinė nelaisvė yra pati baisiausia nelaisvės forma. O kai galvoju apie save, tai be laisvės aš nebegalėčiau. Ir čia turbūt kaip oras. Kai yra, tai atrodo, o kaipgi kitaip galėtų būti. O kai nebėra, gali užtrokšti, uždusti gali. Be laisvės nebegalėčiau. Ne kasdieną, bet aš švenčiu laisvę.